Ar eglučių modeliavimas kiekvienu atveju yra vienodai sudėtingas? Na tai čia dar vienas klausimas, kuris labai dažnai iškyla per pokalbius ir žinutes. Ne. Tai nėra vienodai sudėtinga. Yra eglučių, kurios iš esmės išėmus iš dėžės yra beveik paruoštos papuošti. Toks pavyzdys yra tie apsnigti egliai. Elvy, tai iš esmės ta eglutė išimta tiesiai iš dėžės. Ji taip atrodo dėžėje, kadangi eglutės apipurškė sniegu jau išskleistus ir suformuotus. Tas sniegas sustiksta, tai dedama visa į dėžę. Tai jeigu tokią eglutę išimsi, iš esmės ją gali tik pataisyti, kad kur nors to šakelės nebūtų susilankstę. Tai pastatai savo eglę, kur tik nori, papuoši. Papuoši ir veikia. Kitos eglutės, grindinės eglutės, eglutės vazonuose, visgi reikalauja šiek tiek daugiau darbo ir šiek tiek daugiau kūrybiškumo. Dažnai sakau, kad su tom eglutėm yra taip, kad eglutė graži tiek, kiek gražiai sugebi ją suformuoti, o ne tiek, kiek brangiai už ją sumokėjai. Todėl labai svarbu, kad eglutės pirktum su galva. Kartais būna taip, kad klientai tiesiog perka brangias eglutės, nes galvoja, kad tos brangios bus super. Bet jos nesusijusios su modeliavimu. Iš kitos pusės mačiau dosnaus nuotraukas. Jiems gražiai suformuotų, fainai aprengtų ir kurios, irgi puikiai atrodė. Vienos iš lengviausiai formuojamų eglučių yra eglės. Jos turi spyglius aplink ašį ir tą viršūnėlę galim laisvai pasukti į viršų, į šonus, į stryžiai, kampus, spinduliškai kryžmai. Nors kėniai yra šiek tiek reiklesni, nes jie iš apačios neturi spyglių ir reikia. Tokio apgalvoto formavimo. Tai negalim užriesti tų šakelių į viršų, ane? Turėsim tą pliką apačią jam. Akise ar ne? To nenorim matyti. Mes norim matyti tik viršų. You see no matter. Tai New York EON. Elementas su adatomis. Tai yra ta viršutinė tipo dalis. Per dėliojimą, ypač formuojant, reikia į tai atkreipti dėmesį, kad tos konstrukcijos nesimatytų. Jei matysis drobė, tai bus toks nefainas, neestetiškas vaizdas. Faktas, kad kiekviena eglutė po papuošimais vis tiek praranda visas tas smulkmenas. Bet geriau jau padaryti tvarkingai, jeigu norai. Dominate Selster while on. Lengvos eglutės, nusipirk paprastą eglytę. Tokią eglytę arba 100% PZ Look pilką kategoriją arba Prestige ar Exclusive, kurios turi hybridinę technologiją ir sumaišytus PFCV galiukus. Jeigu esi kūrybiškesnė, nori tokio wow efekto, nori, kad šakos atrodytų lyg nulinkusios nuo sniego, tai nusipirk eglutę. Tipo kėnis, kuri iš apačios neturi spyglių, bet suteikia daug gražesnį efektą dėl to, kad tos šakelės taip nusvyra, kaip šakelės pavargusios nuo sniego spaudimo.